Šiandien 7 Kauno dienose. Nieko savo Europa. Visko jūs turite, bet nugaros išgydyti vis tiek negalite. Nevartokite žodžių nėščia moteris, nes ne visos moterys nėščios ir ne visos nėščios yra moteris. Kas turėtų atsitikti žmogaus vaikystėje, kad jis užaugtų genijum? Surišti užkalbėjimai už Ukrainos laisvę kovojantiems kariams. Rytas Pramonės gatvėje Kaune. Dvi moteris sparčiu žingsniu skuba į daugiaaukštį pastatą. Viduje pasitinka tvirtai sugniaužta ranka. Regis su palinkėjimu kariaujantiems Ukrainoje. Добрий ранок. Слава Україні, героям слава. Labas rytas. Ukrainietės Valentina ir Vera pabėgėlės iš Chersono. Pasak jų, būtų nuodėmė sėdėti namuose, kai lietuviai padeda Ukrainai. Vera daugybę metų dirbo siuvėja, paprastai siūdavo sukneles ar marškinius. Šį kartą moterys suknelių nebesiuva. Вот у нас схемочка. Štai mūsų schema. Ilgis 2 metrai, plotis 90 cm. Siuvame, kad būtų stipriau. Aš pati sukerpu, nieko sudėtingo. Čiagi ne paltą sukirpti. Pirmiausia, reikia susiūti rankenas. Audinio mums duoda, daug pridovanojo. O lipnes juosteles, matote, reikia sutvirtinti. Jeigu reikėtų tempti karį, tai tomis juostelėmis sutvirtina kūną ir kojas, tempti lengviau. Šie neštuvai vienkartiniai. Širdį glosto mintis, kad karys kuprinėje nešasi Veros siūtus neštuvus. Todėl ji dailiai siuva, net siūlus pritaiko prie audinio. Nėra lengva tampyti sunkius audinio ritinius ar kirpti kietą medžiagą. Mažų nėra, o tuos, kur atvežė, labai dideli. Šitie 1,40 m, o tie 2,40 m. Net nežinau, kaip šiuos rulonus karpysiu. Nieko savo Europa. Visko jūs turite, bet nugaros išgydyti vis tiek negalite. Valentina gyveno Naujosios Kachovkos kaime netoli Chersono, šalia hidroelektrinės. Niekada nepamirštos dienos, kai stiprūs smūgiai ir lėktuvų kaudesys šeimą išvertė iš lovų. Savo akimis matė, kaip virš hidroelektrinės virvėmis žemyn nusileido kariai ir netrukus ant jos iškėlė okupantų vėliavą. Хочу помочь своим ребятам ЗСУ. Noriu padėti savo vaikinams, kariams, noriu jiems būti naudinga. Jie galės tinklais apsigaubti, kad jų nesudaužytų. Я хожу, конечно, с удовольствием. А когда я пришла сюда, глянула... Čia ateinu užsidegusi, pakvietė mano draugė Vera. Mes kartu gyvename, o jis sako, aš siuvu neštuvus, o jūs čia savo vaikštinėjate, poilsiaujate, o mums reikia tinklus megzti. Net pradėjo šaukti. Gerai, sakau, einu kartu su tavim. Ir jau pusmetį mezgu šiuos tinklus. 15 апреля будет полгода, как я хожу, отвяжу сетки. Kaip dulka, matot? Kaip mes čia prisikvepuojam. Mažoje patalpoje lik mažos plaštakėlės draikosi siūlai, plazdena medžiagų skiautės. Ką čia visą dieną veikia dvitautė lietuvių ir ukrainiečių komanda? Aš pagrindas karpau, nes nedaleidžiu nieko, kad man neišmestų nė vieno gabaliuko medžiagos. Nė vieno, todėl kad mums labai brangiai jinai yra. Plėšom, sudedu. Ir paskui karpau juostelėm, va šitaip sukarpau. Ir tada mes plėšom į tinklą. Ir būtinai, kad plėšytųsi medžiagytis. Ir va čia va yra paruošimas tinklui medžiagų. Kaunietė Genovaitė namų šeimininkė. Labdaros ir paramos fonde Saugus prieglobstis LT dirba nuo pat jo įkūrimo, nuo pat karo pradžios. Man, kai yra blogai, aš ateinu čia ir aš galvoju, Genovaitė, ko tu verkšlini? Kas tav yra? Tu pavalgyt neturi, tu namų neturi, stogo neturi. Va, žmonėm yra dar blogiau. Va, dirba pas mus moteris, namai susprogdinti, namai okupuoti, neturi kur grįžti, verkia kiekvieną dieną, nori grįžti namus, o nėra kur.
kas ateina riša tinklus, iš pradžioje galvoja, ai, čia labai sunku yra, o paskui jie nebenori išeiti. Sako, čia taip gerai, tu taip gerai jautiesi. Kiekvieną juostelę rištama, sakydavau, va, juostelė užrišta, viena gyvybė išgelbėta. O taip. Kartą parduotuvėje prie manęs priėjo vyras. Jis matė, kad atsiskaitinėjau ukrainietišką kortelę ir sako, aš niekaip nesuprantu, kodėl jūs čia taip ilgai. Aš jam atsakau, jau 3 metai vyksta karas, o jūs vis dar nesuprantate, kodėl. Štai ateis rusų okupantas, neva jūs išlaisvinti, tuomet jūs viską suprasite. Kartais žmonės ateina ir klausinėja, na, kaip jums. O mes tik norime tą siaubą pamiršti, o jie mus klausinėja. Todėl mes pradedame verkti. Kartą atėjo moteris su vyru, jie mums padeda, žino, ką mes čia veikiame. Jie atvežė mums vandens ir sužinojo, kad aš iš Ukrainos ir vėl klausia, na, kaip jūs? O Genutė ir sako, palikit ją ramybėje, nes ji tuoj pradės verkti. Na, kai stengiasi save nuraminti, nes ji nori vėl ir vėl grįžti į prisiminimus, o jie vis klausinėja, ar tavo namai dar stovi? Atsakau taip, dar stovi. Bet šiandien jau nebeliko, o jūs klausinėjate, lyg man galėtumėte padėti. Šiandien reikia kuo daugiau rankų, kirpti, siūti, pinti. Reikia ir medžiagos. Tikriausiai namuose jų nebenaudojamų pilnos spintos. Ypač trūksta žemės spalvų, pilkų, juodų, žalių ar rudų. Tinklai kaip ir neštuvai kare vienkartiniai. Užtat jų reikia begalybės. Pas mus užsako labai didelius tinklus, net iki 10 metrų. Kai mes darom iš tų paklodinių medžiagų tinklą, jisai sušlampa būna labai sunkus. O va šitos va visos tokios pamušalinės medžiagytės yra pats geriausias dalykas. Kuo lygiau jį nuleidė, tuo lengviau rišti yra. Kodėl aš dėlioju pirštus? Va, čia eina akis ir pagal tuos trikampiukus aš ir einu. Tada lygiai nusileidžia. Kaunietė Rūta 10-metį pragyveno Norvegijoje ir grįžo namo. Savanoriaudama rado ramybę. Tinklų rišimas jai kaip terapija. Lenki skiautę per pusę ir žiūri, kur daugmaž galima įdėti rudą, kur žalia, kur baltesnė, kad daugmaž būtų tos tamsesnės šiaip spalvos. Tai tiesiog dedi iš akies per vieną tinklo juostą ir tokį mazgą elementarų. Ir aš kiek praplėčiau akiratį su moterim, kurios turi patirties, mums labai linksma, mes pasidarom kavos pertraukėlę, mes juokiamės. Kas nori padėti, tas ateina ir padeda. O kas nenori, tai ir neis. Jis niekada jo nepriversi. Besikalbant ateina vidurdienis. Moteris keičia virdulį, ruošia kavą, ragaus Rūtos naminį pyragą. Labas rytas, labas diena. Labas vakaras, ačiū. Geros dienos. Vera ir Valentina viliasi, tuoj baigsis karas ir grįš namo. Mes atvykome čia ne iš skurdo ar vargo. Karas mus atvijo. Mes turėjome viską ir mes nepratę, kad mūsų gailėtų. Mes patys užsidirbdavome ir patys padėdavome kitiems. Galvojau, kad greitai karas baigsis ir galėsime važiuoti namo. Čia užsuka ir įvairių įmonių darbuotojai. Kartą vieno banko tarnautojai per dieną nupynė 2 tinklus. Beveik rekordas. Įprastai tinklas per dieną pasistumėja vos metrą, o štai Vera per dieną pasiuva 1 neštuvą. Ir jeigu kas padeda sukirpti, 15 per savaitę. Taip, dabar čia tvirtiname. Čia kojas pritvirtiname, o čia krūtinę. Na, ko gero, vyrukai bus stambesni. Karo pradžioje jaunos kaunietės Olivijos Anaškinaitės įkurtas labdaros ir paramos fondas Saugus prieglobstis LT paramą į Ukrainą veža kas mėnesį. Lietuvoje ukrainietėms moterims ramu. Šiek tiek šviesos ir švelnių žodžių moteris įpina į tinklus ar siuvamus neštuvus. Tarsi motiniškas užkalbėjimas.
Aš visą laiką mintise sakau, vaikinai, kad jums būtų minkšta ir patogu. Aš jums gerai susiūsiu. Мои дорогие украинцы, ребята наши. Mano mėlyjeji ukrainiečiai, vaikinai ir merginos, noriu, kad jūs visi grįžtumėt namo į savo šeimas, pas savo vyrų, žmonas, vaikus, anūkus. Jums visiems linkiu stiprios sveikatos ir greitos pergalės. Победы, быстрой победы.